Labą dieną, mes sveikinamės iš Bergeno ir šalia manęs yra mano bendravardis Ugnė. Ugnius, labas Ugniu. Labas Ugnė. Ugnius Vizgirda Mikučionis. Tai daugelis bergeniečių jį žino, kiek jau girdėjau iš aplinkinių, kadangi aš esu iš Stavangerio, man reikėjo paguglinti. Ir ką aš suradau beieškodama internete, tai arba jūs esat labai kuklus, arba tiesiog nesidalinate informaciją. Ir viskas, ką radau, kad esat profesorius. Ar tai tiesa? Ne, visiškai netiesa. Ir tai, ką radau, buvo netiesa. Gal galėtumėt prisistatyti? Taip, nuo pareigų pradėti? Nuo profesoriaus. Kodėl internete yra profesorius? Nežinau, kur jūs tą matėt. LinkedIn. Tai turkiausiai matėt angliškai. Ir angliškai matėt parašytą associate professor. O lietuviškas atitikmuo būtų docentas. Docentas. Ir jūs esate docentas čia Bergeno universitete? Ne, aš esu dirbęs anksčiau Bergeno universitete, bet prieš kokius 5 ar 6 metus perėjau dirbti į Vakarų Norvegijos kolegiją. Bet irgi čia yra? Taip. Bergene. Na, kolegija turi skyrius ir kitose miestuose. Storde, Haugesunde, Fördėje, Songdalyje, bet aš dirbu Bergeno kampuse. Ir ką dėstate? Norvegų kalbą. Turbūt ne studentam. Studentam, bet turbūt ne vaikam. Ne vaikam, tikrai. Taip, studentam, bet pagrindiniai mano kursai yra skirti ne užsieniečiam, kurie atvykę pagal mainų programas Erasmus ar panašias, o būsimiesiems norvegų kalbos mokytojams. Aš dirbu fakultete, kurio pavadinimą išverstus būtų maždaug pedagogikos, kultūros ir sporto fakultetas. Tai mano studentai beveik visi yra būsimieji pedagogai. Kai kurie iš mano studentų yra jau dirbantys mokykloje mokytojais ir keliantys kvalifikaciją mokytojai. Tai dėstau norvegų kalbą norvegų kaip gimtosios kalbos mokytojams. Ir kaip tai nutiko, kad dažniausiai, kai kalbini lietuvius, jie norvegų kalbą iškelia kaip didžiausią iššūkį atvykus į Norvegiją. O jūs esate lietuvis, kuris Norvegijoje mokote lietuvių kalbos pedagogus. Dabar net nežinau, kaip čia atsakyti. Galiu sakyti taip, nepasisekė tiesiog. Ne, tiesiog dirbu pagal specialybę. Aš skandinavistas pagal išsilavinimą. Studijavote Lietuvoje Skandinavijos kalbas? Taip, skandinavistika. Ir bakalauro ir magistro studijas baigiau Vilniaus universitete. Skandinavistika vadinasi ta studijų programa, bet pagrindinė kalba, kurią studijavau, tai buvo norvegų. Na ir paskui taip pat Vilniaus universitete ir daktaro disertaciją apsigyniau. Kaip galėjo paauglys, jaunuolis sugalvoti, Lietuvoje gyvenantis, sugalvoti studijuoti skandinavistiką? Taip, aš labai puikiai suprantu, kodėl toks klausimas kyla, bet žinokit, kad aš į universitetą stojau 1900. Jau gera pradžia. Ne 2000 kažkelintais, o 1995 metais. Taip, Lietuva jau buvo nepriklausoma ir jau pripažinta valstybė. Taip, sienos jau buvo atsidariusios ir pasaulį lietuviai jau galėjo pažinti visai kitaip negu tarybiniais laikais, bet vis dėlto Skandinavija dar atrodė labai tolimas, labai egzotiškas, ūkanose paskendęs ir visiškai nepažįstamas kraštas. Tai tas toks egzotiškumas tos Skandinavijos turbūt ir sudomino. Ir negalvoti apie darbo perspektyvas, apie kažką tokio? Žinoma, kad galvojau, o kągi aš galėčiau dirbti, kuo aš būsiu užaugęs, tai konkretaus ir tikslaus plano tikrai dar neturėjau ir minčių buvo daug ir kelių atrodė daug galimų. Netgi būdavo pats ir garsiai pašnekėdavau, kad o jeigu dar pastudijavus šalia filologijos, dar pastudijavus teisę kokią ar politologiją, gal aš kokioje ambasadoje dirbčiau ateityje ar kaip. Tai, kaip matot, visai ne ten pasisuko kelias. Bet kad esu akademinio tipo žmogus, tai čia buvo aišku turbūt net ne nuo gimnazijos laikų, o dar anksčiau. Turbūt 5-6 klasėje kokioj buvo aišku, kad aš akademinis žmogus. Daug skaitęs. Ir skaičiau, ir rašiau, ir deklamavau. Taip. Tai pabaigęs studijas, iškart nusprendėte važiuoti
emigruoti? Oi ne, anaiptol. Pabaigęs studijas, magistro studijas, aš pirmiausiai pradėjau dirbti dviejose universitetuose iš karto visų etatų Vytauto didžiojo universitete Kaune ir dar ketvirčio etato šalia to dirbau Vilniaus universitete, tam pačiam skandinavistikos centre, kuriame ir pats studijavau. Metus padirbęs dėstytojų įstojau į doktorantūrą. Ir ta doktorantūra mano atveju užsitęsė ilgai, šiaip doktorantūros normuota trukmė yra 4 metai, man prireikė 10. Kodėl tiek daug? Be kita ko dėl to, kad vaikus mažus auginau, buvau jaunas tėtis ir kitų dalykų buvo, kurie neleido visų jėgų skirt disertacijos rašymui. Bet 2012 apsigyniau disertaciją ir tada tik tai pradėjau galvoti, kad o gal reikia mokslinį darbą ir Norvegijoje dirbti. Tai 2013 metų vasarą turbūt gavęs stipendiją su šeima atvykau į Oslą pirmiausia ir ten Oslo universitete dirbau mokslinį darbą. Ten dėstytojų nedirbau, ten tik tai sėdėjau, skaičiau ir rašiau. Koks ir darbas? Konferencijose dalyvavau. Koks pavadinimas tokio darbo? Tyrinėjau senąją skandinavų literatūrą ir tų tyrimų pasekmė buvo keli straipsniai apie dvergus skandinavų mitologijoje ir senojoje skandinavų literatūroje. Dvergai, lietuviškai tą žodį kartais galima pamatyti išverstą nykštukai, bet čia ir yra pagrindinis dalykas, ką aš noriu pranešti žmonėms, kad dvergai ne tas pats, kas nykštukai. Kai kuriuose literatūros kūriniuose taip jie vaizduojami kaip nedidukės tokios būtybės, žmogaus pavydalo, bet nedidukės, tai tuos dvergus galima pavadinti nykštukais, bet ne visi dvergai yra maži. O kas yra dideli dvergai? O dideli dvergai yra dvergai, bet tokio pačio ūgio kaip ir žmonės. Bet jie yra mitologinės būtybės, jie nėra žmonės, jie tik atrodo kaip žmonės, gana panašus į žmonės, bet jie nėra žmonės. Bet jie yra blogi? Ne, jie yra, sakykime taip, jie atsilygina tuo pačiu. Jeigu tu su jais gražiai elgies, tai jie gali tave apdovanoti. Jeigu tu juos skriaudi, tai jie gali tave prakeikti. Tokia skandinaviška karma? Galima tai pasakyti. Ar tai yra tas pats, kas troliai? Tikrai ne. Troliai yra kitos būtybės. Nes aš pirmiausia, tai skaičiau dar taip pat, kad jūs esate susijęs su mitologija. Ar rašėt kažkokį tai straipsnį apie mitologiją, ar jūs tyrinėjote? Tas straipsnis ne vienas yra, bet dauguma mano straipsnių yra apie dvergus. O kaip pasisuko, kad į mitologiją nuėjot? Tai kad įdomu. Kai daug skaitai ir tada atrandi, kad mitologija. Taip. Kiek mitologija yra tiesos? Viskas ten tiesa. Viskas ten tiesa. Taip, žinoma. Tik nebūtinai tiesioginė prasme. Ta prasmė gali būti perkeltinė. Tai dabar aš noriu paklausti mano klausimo, kuris manęs jau 12 metų neduoda ramybės. Kai atsikrausčiau į Norvegiją, labai daug pradėjau girdėti apie trolius. Ir girdėjau, kad kai kurie norvegai vis dar tiki troliais, kad mokyklose vaikai kalba apie trolius. Ir aš negaliu patikėti, kad kas nors gali tikėti troliais. Ir kaip tai yra? Tai ar jie tiki troliais? Ir kas yra tada troliai? Ne, taip, kad būtų tiesioginė prasme, kad žmonės tiki troliais kaip realiai egzistuojančiomis į žmogų panašiomis, bet vis dėlto nežmogiškomis būtybėmis. Tai, turbūt, kad taip nėra. Nėra vis tik. Bet kad apie trolius visi žino, tai taip, nes jie yra populiarūs personažai ir pasakų, ir šiuolaikinės literatūros. Tai sakot, kad nėra, kad jie tiki, kad kažkas tiki jais, kad jie yra akmenis, kurie naktį atsikelia, ar kaip ten jų ta istorija yra. Žinot, bijau pasakyti, kad nei vienas norvegas tuo netiki, nes žmonių yra visokių. Tai galbūt ir rastumėt ir tokių, kurie ir taip tiki. Man visai patiko vienas išgirstas pasakojimas Islandijoje. Islandoje, aišku, ne tas pats, kas norvegai. Ir Islandijoje tikėjimas toks, tiesioginė
senų sakmių, padavimų, pasakų, turinių. Tas tikėjimas gal labiau paplitęs Islandijoje negu Lietuvoje, bet vat vienas žmogus girdėjau pasakoja, sako, jeigu taip imsi ir paklausi Islando, o tu tiki, tam akmenį elfai arba dvergai gyvena. Tai nusijuoks, gūštels pečiai, sakys, baigtų, aišku, kad net, kas tiki tokiais dalykais 21 amžiui. Bet jeigu tu tam pačiam žmogui pasakysi, klausyk čia, prie įvažiavimo į tavo sodybą ant kelio guli didelis akmuo, ar tu negalėtum jo su traktorium imti ir patraukti? Tai labai gali būti, kad tas žmogus tau pasakys, žinai, o kam jį traukt? Gal netraukim, gal tegul būna. Netikiu, bet akmens nepatrauksiu. O gal ten gyvena kažkas vis dėlto. Dar biškai tada apie dvergus papasakokit. Jūs sakėt, daug straipsnių rašėte apie juos, ką yra tiek apie juos rašyti? Tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš būtent jais labiausiai susidomėjau iš visų mitologinių personažų, dėl to, kad apie juos nesakau, kad visai nėra mokslinių tyrimų, bet palyginus su troliais, drakonais, elfais apie dvergus gana mažai mokslinių studijų atlikta, tai norėjau prisidėti. Pagrindinis dalykas, ar pagrindinė savybė dvergų, dėl ko jie, arba kokia jų funkcija mitologiniuose pasakojimuose, tai yra tai, kad jie yra magiški kalviai. Jie kaldina ginklus, brangenybės, turinčius magiškų savybių. Reiškia, tai nėra šiaip žmogus, nagingas kalvis. Jeigu tau reikia tiesiog gero tvirto kalavijo, tai tu gali kreiptis į žmogų, kalvį, ir nukaldins. Bet jeigu tau reikia nenugalimo kalavijo, tokio, kuris niekada nesulūžta, tokio, kuris visada nužudo priešininką, tada jau kreipkis į dvergą. Jisai tau nukaldins magišką kalaviją. Ir dvergai gali ir ginklus, ir kitus dirbinius kaldinti ir žmonėms, ir dievams. Skandinavų mitologijos. Pagrindiniai skandinavų dievų turtai yra nukaldinti dvergų. O žmonės, jeigu jie gauna dvergo nukaldintą dirbinį kažkokį kaip atpildą už savo gerą elgesį su dvergu, tai labai gerai. Bet jeigu žmogus vedama savo puikybę, savo arogancijos, dvergą grasinimais, prievartą privertė padaryti tą darbą, tai dvergas prieš atiduodamas tau nukaldintą kalaviją jį prakeiks ir baigsis tuo, kad tu pats nuo to kalavijo ir žūsi. Aš var klausau ir galvoju, turite vaikų tikriausiai. Taip. Tai vaikams turbūt ne pasakas skaitot, o savo mokslinius straipsnius. Tai kad tie straipsniai įdomesni dar už pasakas. Aš taip ir klausau, taip ir girdisi. Gourmet Bakery – namų skonis, kuris niekada nenuvilia. O dabar grįžtant į Oslą, tai iš Oslo persikėlėt į Bergeną. Trumpai tariant taip. Neilgai gyvenot Osle? Žinot, man labai sunku atsakyti tokius klausimus, labai sunku atsakyti klausimą, kiek aš laiko gyvenu Norvegijoje. Dėl to, kad aš daugybę kartų krauščiausi pirmyn ir atgal tarp Lietuvos ir Norvegijos. Ką man lengva pasakyti, tai kiek metų mes su šeima gyvename Bergene. Kiek metų? Nuo 2015 vasaros. Taip. Į šitą klausimą labai lengva atsakyti, bet kiek metų aš gyvenu Norvegijoje, aš nežinau, aš negaliu suskaičiuoti, nes galiu pasakyti, kada pirmą kartą apsilankiau Norvegijoje. Tai buvo 1996 metų vasarą, kai baigęs pirmą skandinavistikos studijų kursą, atvažiavau į Bergeną, tarp kitko, sudalyvauti Bergeno universiteto organizuojamoje vasaros mokykloje studentams iš įvairių užsienio šalių. Ir po 20 metų persikraustė. Ir buvau kolega su vienu iš savo tų dėstytojų, kurie toj vasaros mokykloje 96 dirbo. Tai va, tapau kolega su savo buvusiu dėstytoju. Dabar teisybė jis jau išėjęs į pensiją.
Tai va, 96 buvo mano pirmas vizitas į Norvegiją, o po to, ypač studijuodamas jau aukštesnėse pakopose, magistrantūros ir doktorantūros, tai ašgi kiekvienais mokslo metais atvažiuodavau ilgesniam arba trumpesniam laikui, kartais mėnesiui, kartais beveik visiems mokslo metams. Magistro darbą praktiškai ir parašiau Osle visą antrą magistrantūros kursą. Na, aš formaliai buvau Vilniaus universiteto studentas, bet gavęs stipendiją visus mokslo metus praleidau Osle. Ir doktorantūrai, būdamas žinoma, irgi dažnai atvažiuodavau ar pasikonsultuoti su Oslo universiteto dėstytojais, ar tiesiog bibliotekoje susirasti reikalingos medžiagos. Nes dabar tai lengva, prisijungiai prie interneto, universiteto biblioteka prenumeruoja tokias ir tokias duomenų bazės ir tu gauni prieigą prie mokslinių straipsnių ir knygų, kurie šiaip jau viešai nemokamai internete neprieinami. O net jeigu ir apsiriboji tik tai ta mokslinė literatūra, kuri yra viešai ir nemokamai prieinama, ir tai labai daug ką gali rasti. Kai aš studijavau, tai reikėjo eiti į biblioteką fiziškai ir skaityti fizinės knygas. O jeigu Lietuvoje tokių knygų nėra, nu, tai važiuoji į Skandinaviją, eini į biblioteką ir nusikopijuoji, atsišvieti reikalingus puslapius. O Bergene dabar jau jaučiatės apsistojęs ramiai, nusiraminus sielą, niekur daugiau neplanuojat bėgti, skristi, lėkti. Žinot, yra toks geras pasakymas, žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Taip, bet kaip viduje jausmas yra? Aš galiu papasakot, koks buvo pradinis planas ir kas iš jo išėjo. Visų pirma, aš su Bergeno universitetu turėjau terminuotą darbo sutartį 2 metams. Mano jauniausiam sūnui tuo metu buvo 3 metai ir aš galvojau, kad kaip gerai. Reiškia, jisai galės porą metų palankyti darželį norvegišką, o tada grįžtam į Lietuvą ir mokyklą jisai jau pradės lankyti Lietuvoje. Tai paskui iš tos terminuotos darbo sutarties pasidarė neterminuota ir mano sūnus pradėjo lankyti mokyklą Bergene. Tada pradėjom jau galvoti, kad tai reikia, kad vaikas ir baigtų mokyklą norvegišką. Tai dabar jis 8-okas. O kas bus, kai jisai baigs mokyklą, tai pamatysim. Tai vis tiek planų grįžti į Lietuvą yra? Tikrai nesakau ne. Labai, labai galimas dalykas. O kaip iš tikrųjų bus, tai nežinau. Šiaip patenkintas esat Bergene tarp... Kaip su norvegais? Jūs su norvegais bendraujate labai daug. Na, mano kolegos norvegai. Draugų. Turite draugų norvegų? Artimų draugų? Artimi draugai, žinot, aš apskritai nežinau, kada žmogų jau gali pavadinti artimų draugų. Jeigu kelt labai aukštai tą kartelę, tai galbūt aš artimų draugų niekada niekur neturėjau. Esat labiau užsisklendęs. Aš tikrai esu introvertas. Tai, sakykim taip, mano santykis ar mano draugų skaičius persikrauščius iš Lietuvos į Norvegiją, jisai nepasikeitė, bet jis niekada nebuvo didelis. Bet man įdomu, kai daugelis lietuvių sako, kad su norvegais nėra tokio artimo ryšio, nebendrauja, bet dažnai tai būna kliuvinys kalba. Bet jeigu kalbą mokai geriau negu norvegų mokytojai, kaip ir tai nėra problema, yra, kad jūs einate į svečius pas norvegus arba norvegai pas jūs į svečius. Tiesiog... Ne, bet aš ir Lietuvoje pas lietuvius į svečius neįdavau. Ne, tai... Sakau, aš esu visiškas introvertas. Aš turiu tokių draugų norvegų, su kuriais galiu labai nuoširdžiai pasikalbėti. Bet kad eitumėm vieni pas kitus į svečius, tai aš tokio poreikio neturiu. Su lietuviais čia. Dalyvaujate bendruomenėse renginiuose, pavyzdžiui, kartais? Ar vaikai lankė lituanistinę mokyklą? Turit kažkokį tai ryšį su lietuviais gyvenančiais čia? Kai sakot vaikai daugiskaitoje, tai aš turiu pasakyti, kad mano 2 vyresnieji vaikai yra suaugę ir jie gyvena Škotijoje abudu. Jiems yra jau gerokai virš 20 metų, link 30 jau, tai ir Norvegijoje jie niekada negyveno. Jie tik tai atvažiuoja pas mane į svečius į Norvegiją. O mažylis mūsų taip, kurį laiką lankė, metus ar porą metų galbūt lankė lituanistinę mokyklą, bet tai irgi jau prieš keletą metų.
O šiaip socialinis gyvenimas labai susijęs su sūnaus veiklom. Jis lanko krepšinio treniruotės, lanko tą biuo korpsą, kurį matėt žygiuojantį. Ir mūsų laisvalaikis labai didelė dalim yra toks, kad reikia jį kažkur nuvežti, nes jam reikia kažkur eiti į treniruotę, į varžybas. O kaip dar paklausiu apie sunkumus. Kokiais sunkumais susidūrėt persikraustydamas, emigruodamas iš Lietuvos į Norvegiją? Ar jautėt kažkokį tai, kad tai yra labai didelis skirtumas nuo Lietuvos? Ar tai bendravime, ar tai... Ne, tikrai nepasakyčiau. Gal buvo tiesiog, nerimo ir nežinios, bet tai tas nerimas ir nežinia būtų, bet kuriuo atveju, kai pradedi kažką naujo, bet kokį naują projektą, pradant įgyvendinti, nežinau, žmogui nusprendusiam persikraustyti iš miesto į kaimą arba atvirkščiai, žmogui perkančiam naują būstą, irgi yra tokios nežinios, o kaip čia bus tam, vaikui pakeičiant mokyklą, pradant lankyti kitą mokyklą ir keičiant visą draugų aplinką. Irgi yra tokio nerimo. Tai tokie dalykai buvo, bet nepasakyčiau, kad tai susiję konkrečiai su Norvegija. Tai galbūt galima manyti, kad kai nežinai kalbos, tada tikriausiai atsiranda tie didieji sunkumai persikraustant ir atvykstant. Taip, manyčiau taip, nes tada labai daug kas yra nežinoma. Ir sunku padaryti, kad taptų žinoma. O žmona jūsų kalbėjo norvegiškai? Taip, ji išmoko norvegų kalbą, kai mes gyvenom Osle. Ten ir kursus lankė, ir bendravo daug su kaimynais ir kitais vietiniais. Tai ir kursai, ir tas kasdienis bendravimas padarė, kad ji išmoko kalbėti norvegiškai, tik aišku, tada ji nekalbėjo bergenietiškai. O jau kai persikraustėme į Bergeną, žinoma, skiriasi. Tai kai persikraustėme į Bergeną, ji pradėjo kalbėti, ne iš karto žinoma, bet palaipsniui pradėjo kalbėti bergenietiškai. O aš ne. Nes mano norvegų kalba jau įsisenėjusi ir aš jau jos nepakeisiu. Lietuvoje mokytas norvegų kalba, tai buvo Oslo norvegų kalba, ta literatūrinė? Matot, tokio dalyko kaip literatūrinė norvegų kalba, kalbant apie šnekamąją kalbą, tokio dalyko iš viso nėra, neegzistuoja. Nėra bendrinės norvegų kalbos. Bendrinė sunorminta norvegų kalba egzistuoja tik tai rašytinė. Ir jos egzistuoja dvi. Ar ne? Bokmål ir nynorsk. O bendrinės šnekamosios kalbos Norvegijoje nėra ir niekada nebuvo. Bet tai jums atvažiavus iš Lietuvos nebuvo problemų nei vienam mieste Norvegijos suprasti? Tai ir dabar gali būti, ir Bergene gali būti. Žinoma, kad gali būti. Tai būna, kad ir gimtakalbiai norvegai ne visai susikalba tarpusavį ir tokių dalykų atsitinka. Kai gyveni Bergene, tai nereiškia, kad visi žmonės, su kuriais tu kalbėsies, kalba Bergeno tarme. Nes, Bergenas yra miestas ir čia žmonių yra nebūtinai gimusių ir užaugusių Bergene. Su vienais lengviau susikalbėti, su kitais gali būti ir sunkiau. Bet ausis pripranta vis tiek, suprasti galima, bet kalbėsena pasikeičia? Mano atveju ne, nes aš kai atsikrausčiau į Bergeną gyventi čia, pastoviai, tais 2015 metais, aš jau kalbėjau norvegiškai, tai mano norvegų kalba ir nepasikeitė. Aišku, manau, kad jau ačiū Jums labai už pokalbį, laikas spaudžia ir aš turiu Jums dovaną. Ačiū. Mes turim Angel Dreamer, čia yra lietuvė gyvenanti Stavangeryje ir jinai kiekvienam mūsų svečiai sukuria kokį nors papuošalą arba šiuo atveju knygos skirtuką. Ačiū labai. Kaip tikram akademikui, turbūt skaitote daug. Taip, ir skirtukų tikrai reikia. Labai puiku, kad pataikė. Ačiū. Labai ačiū Jums.